Labadiena, man reikia papildyti sąskaitą. Kokią? Blet, kiek pinigų. Panelė, susikaupkit. Nieko savo susitaupė. Sakykit sąskaitos numerį. Jaučiu milijonas koks. Klausykit, mergužėlė, arba jūs pildot sąskaitą, arba eikit nahui. Čia dabar. Блядь, nieko nematau! Ai! Kurva, blядь! Laikykit, jis bėga! Šūdas! Apleiski praeit! Pirštą, blėt, pirštą prispaudėt! Kur jis? Dramblio kefyras. Ar mes čia pat? Bibi žino, kaip čia bus. Kas čia daros? Jūs ką nematė, čia ką tik nupizdino pinigus ir akis pripuškė šito šūdo. Ai, kurva, blėt, pirštą, durniai! Aikit nahui! Aikit! Prijačiai, prašau be panikos! Praleiskit! Kraukit pinigus į lagaminą! Surinkite visus! Dėkit visus lygiai vieno! Nepizdėkit pinigų į lagaminą dėkit! Nu tu kurva, kiek pinigų išbarstė! Rinkit piliečiai, kraukit man į lagaminą! Reiktų jaučiu užsimti ir tarptautiniam rinkom. Atspardyti visiems subinės. Subinės. O jeigu nuvažiuosim į Londoną ir patys gausim per subinės? Are you afraid for us? Mokinkitės kalbą, durneliai. Alio? Centriukas? Šudukas. Atleiskit. Dabar mokinsimės šitą. Don't fuck with me, nigga. Don't fuck with me, nigga. Ja. Centriukas liepia parūkyti. Žolės? Ne, blėt, lašinių. Padarykit rimtesnį kaseką. Reikia vykdyti nurodymus. Šefas mano, kad mes per daug parinamės. Gerai, tęsėme. I wanna fuck with you. I wanna fuck with you. This is my dick. This is my dick. Klausyk, o tu skaičiuoji, kiek jau prispausinai. Man atrodo, kad biškiai persistengiai. Pinigų niekada nebus per daug, jeigu liks ištapetuosim sienas. Vaikų namam galėsim atiduoti, senelių priglaudoms. Aš atsiprašau, atvažiavo senis iš Gariūnų. Kiek paimsit? Davai porą milijonų. Gerai, padarysim nuolaidą. Bus koks 100 baksų. O gal daugiau paimsit? Oi, ne, Gariūnus ir taip dahuja pašyfkio. Aną savaitę gyvos nesudėgėm. Gal girdėjai, ką apie, reikia. Pas musgi prieš gaisrinę sistemą senobinė. Žiūrėkit, nesudėkit. Ir jūs nesudėkit. Nu ką, parūkom. Na ką, gerą parūkimą jumi. Kalbėkite. Aš prie durų. Tu nepatikėsi, ką aš mačiau. Gali nieko nesakyt, nes man pohui. Tau ką, depresija prasidėjo? Nu nieko, toj mes tave atkačialim. Kodėl aš negaliu liautis galvojus apie tą niekšą? Ne, nu visai durnė, tikrai durnė. Eina jisai nahui, pidarastas. Alio? Televizijos
antrąjį galą turite? Ne. O norėtumėt? Eikit nahui! Kas tau darosi? Tai kad užpisa, visą dieną skambina visokie debilai, nesuprantu, iš kur jie gavo mano numerį. Tai nekelk ragelio ir iš viso. Ko tu sėdi prie to telefono? Nu taigi laukiu to niekšo skambučio. Ne, nu tu visai durna. Tai imk ir pati paskambink. Tu ką išprotėjai? Ašgi ne kokia prostitutė. Prie ko čia prostitutė? Nors kita vertus, vyrams patinka tokios. Nu bet tik jau ne jam, jis netoks. O tu paskambink, pasakyk, kad duosi, pamatysi, kas bus. Tiksliai? Gal ji teisi? Gal jis neskambina, nes jis nežino, ar aš jam duosiu? Aš duosiu. Čia Stelas, ateik į mano koncą. Būtinai ateisiu, pripėsiu ratų ir prišyksiu ant scenos. Joana? Labadiena, ponia Joana, ar turite minutėlę? Turiu. Žiūrėkit, Joana, ar esat patenkinta savo ryšio operatorių? O taip, labai ahujanas ryšys. Tai galėtų dar dažniau skambinti visokie debilai. Aš tau sakau, nekelk ragelio. Geriau užsiim ko nors. Tu galvoji, kad aš nebandžiau? Ašgi pradėjau rašyti. Į Delfį? Nichuja себе. A, tai tu čia komentarus rašai. Klausau. Centriukas, panelė Honorata, perduokit šefui, kad operaciją reikia pristabdyti mentalį po mano kaldų. Blet, kaip jūs mane užpisot su tai savo centriukais ir su tom savo honoratom. Alio. Jau 4. O tas svolačius dar neskambino. Eik tu. Tiksliai jau 4, reikia grįžti į darbą. Bo tai darbas pasibaigs. Jo, tuoj baigsis mano kantrybė. Kur tas mano Janušas? Ar jis galvoja apie mane? Šūda jis galvoja. Sėdi dabar su kokia varšavkė blondinkė. Nors ne. Jam juk patinka tamsiaplaukės. Piderastas. Eikite nahui ir daugiau neskaminėkite man. Tu ką visai išprotėjai? A, čia tu. Klausyk, man jau kaip ir tau turbūt stogas važiuoja. Taigi buvau pas tave, o pamiršau, ko buvau atėjusi. Gal tu turi ką nors žalios spalvos? Iš kur aš tau paimsiu, blet, žalios? Jeigu nepastebėjai, pas mane viskas juodai balta. Nu, blet, ašgi nedurna. Taigi suprantu, kad juodai baltas filmas, bet man nėra ką apsirengt. Jau vėluoju, davai, greičiau ką nors sugalvok. Nu ką, žinau, spalvų taigi nėra. A, klausyk, jei nėra ką apsirengti, tai reik nuogais papais, bus labai originalu. Tai reiškia, kad eisiu kaip visada. Kaip kurva. Jau galiu pradėti? Davai. Tai visų pirma noriu jums visiems perduoti linkėjimus nuo šefo. Jis, kaip suprantat, nepasirodys, bet jis jūs myli ir linki visokeriopos laimės. Ar jis žino, kas yra tikra vyriška banditiška meilė? Taigi aš išdėstysiu planą, kurį man perdavė šefas ir kurio mes laikysimės. Jūs turbūt jau girdėjote apie tai, kad mes pereisim nuo pinigų padirbinėjimo prie narkotikų. Bus pastatytas didžiulis narkotikų fabrikas ir sukurtas platinimo mechanizmas. Iki šiol narkotikus platinančios organizacijos tai darė bažnyčiose ir taborė. Mes platinsim savo produkciją kitaip. Čia pavaizduotas narkotikų fabrikas. Čia yra mokykla. Narkotikai iš fabriko keliauja pas mus, mes juos tikrinam ir jeigu skanų siunčiam į mokyklas. Švietimo ministerija atsidėkodama skiria mums finansavimą, iš kurio mes prigaminam dar daugiau narkotikų, kad galėtume pardavinėti papigiai. Juk jeigu atpigs narkotikai, atpigs viskas. Narkotikai plus vaikai ir bus pohui pinigai. Klausykit, a ne per žostkai čia narkotikus vaikams? Atsakysiu paprastai, taip vaikai narkotikus mėgsta. Buvo atlikti moksliniai tyrimai, viskas tvarkoj. Ir kodėl visą laiką viskas, kas geriausia tik vaikams? O todėl, kad jie nuo mažų dienų sužinotų, kas yra narkotikai. Ir prie ko jie priveda. Nu tik nepradėkit, gerai? Gal dar reikėtų šalia narkotikų fabrikos teikti ir nepilnamečių viešnamių tinklą? Nebloga mintis, aš perduosiu šefui. Manau, jam idėja patiks, jis labai myli vaikučius. O kaip aš juos myliu, aš galėčiau vadovauti šiam poskyriui. Tik nereikia čia girtis tą savo pedofiliją. Užsičiauk, gerai? Nenorėk, kad papasakočiau apie tave. Nu ir ką jau čia tokio papasakotam? Kad visiems čia esantiems esu pačiulpęs, o tai naujiena. Jis labai gerai čiulpia. Aišku, jam dar labai toli iki profesionalų, bet labai geras sukandimas. Ir man patiko. Ir iš viso, kas čia per problema. Draugai juk turi vieni kitiems padėti. Ta mes ir esame, chebra. Jūs davai duokit geriau padegustuotų narkotikų, apie kuriuos čia šnekate.
Nu, pagaliau! Su kuo tu ten pliurpiai visą valandą, Katažina? Neįmanoma prisiskambinti. Žodžiu taip. Įsivaizduok, kad viešbutyje Grand Hotel gyvena tavo labai gera sena draugė, kurios tu nematei labai seniai, bet tau labai norisi su ja susitikti, nes jūs galbūt praeityje buvote viena kitai lesbietės. Ir tu iki šiol dūsuoji dėl nutrūkus jūsų santykių. Čia nesvarbu, kodėl nutrūko. Ir reikia, kad tu paskambintum į viešbutį ir paklaustum, ar tavo draugė savo numeryje ir ar ji vis dar lesbietė. Atsiprašau, o kas čia kalba? Joana! A, labas, čia tu. Bet tu iš kur tu ištraukei, kad aš esu lesbietė? Man rodos, aš niekada nesigyriau. Bet visi tai žino. Ir jeigu tu man padėsi, aš permėgosiu su tavim. Bet tik vieną kartą. O ko tu pati neskambini? Nenoriu, kad Janušas blogai apie mane pagalvotų. O kas yra tas Janušas? Tas, kuris gyvena viešbutį, kurį tu skambinsi. Palauk, o kur dingo draugė lesbietė, kurią aš turėjau skambinti? Aš nieko nesuprantu, kas čia darosi. Aš tuoj paaiškinsiu. Viešbutį jau 3 para gyvena mano kadras Janušas. Bet jis padla mane skambina. Greičiausiai duodasi su mergom. Aš nežinau, ką man daryti. Aš tiesiog noriu įsitikinti, kad jis netoks ir kad mano nuogastavimai nepagristi. Nu, įvažiavai? Iš pradžių mintis su draugė lesbietė man visai patiko, bet dabar kažkaip nelabai. Nu, blėt, jeigu tu abejoji tuo, ką aš tau pažadėjau, tai tu esi durna. Ašgi tau sakiau, permėgosiu su tavim, viskas bus normaliai. Nesiparink, niekam nesakysiu. Jums nereikės su ją miegoti, Kodėl nereikės? nes aš galiu jums padėti. Permėgosit jūs? Joana, o kas čia dar kalba? Iš kur aš žinau, kažkoks senis prisijungė. Aš atsiprašau, kad jūs išgąsdinau, bet matyt netyčia susijungus linijoms nugirdau jūsų pokalbį. Jis man pasirodė toks įdomus, kad nedrįsau anksčiau prisipažinti, kad klausau jūsų. Ir jeigu jūs neprieštarausite, su malonumu paskambinsiu į tą viešbutį ir išsiaiškinsiu, kaip ten yra su to jūsų Janušu. Nu gal? Ką tu manai, Katažina? Aš taip susipainiojau, kad jaučiu, tuoj man bus pizdėts. Na va, matot, Katažinai pizdėt. Reiškia, padėti jums galiu tik tai aš. Nu gerai, skambinkit jūs. Tik tada gal be lesbiečių. Nebijokit, sukursiu dar įtikinamesnę istoriją. Koks jūsų numeris? Nu čia dabar. Kad galėčiau paskambinti ir pranešti, kokiegi rezultatai. Geriau aš jums paskambinsiu. Matote, aš retai būnu namie, bet jeigu jūs bijote, tai neprievartausiu. Ai, man jau iš tikrųjų viskas pohui. Davai, užsirašykit. Kem 5, tram 5, šiam 2. Puiku, skambinu į viešbutį. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, paskambins Janušui ir pasakys, kad čia aš prašiau paskambinti. Oi, tai Joana, eina jinai nachui, kokia jinai yra durna. Jop, tavai matį, kokia gėda. Klausau. Čia aš. Nu ir kaip? Pašnekėjau su to jūsų Janušu, viskas tvarkoja. Sakėt, kad nuo manęs? Gal aš ir panašus į durnių, bet nesu visiškas idiotas. Gerai, kad nesakėt. Nesupratau, ką reikėjo. Ne, nereikėjo, čia man šiaip stogas važiuoja. Na ir ką išsiaiškinot? Nenorėčiau jūsų liūdinti, bet jūsų Janušas ten tikrai su mergom duodasi. Zaibys. Nu tai ką, blėt? Belieka tik nusižudyti. Joana, kur jūs ten? A, taip aš čia. Jau galvojau pro langą iššokot. Žinokit, neverta žudytis, ypač dėl kažkokio Janušo. Juolab, kad dabar jūs lyg ir man skolinga. Sakote? Na taip, savo draugį juk siūlėte permėgot. Tuo tarpu aš nebūsiu godus ir pasitenkinsiu arbatos puodeliu. Mėgstate arbatą labiau nei seksą? Nu, pasakysiu atvirai, su jumis pistis dabar būtų pavojinga. Esate įskaudinti ir tikimybė, kad apsivemsite sekso metu gana didelė. Nu gal. O jūs esat geras psichologas? O jūs labai graži. Iš kur žinote? Nežinau, tiesiog bandau pakelti jums nuotaiką. Juokaujate. Nors šiaip gerai, kad jūs juokaujate. Bet man vis tiek liūdna. Tu liūdėti nebijok, nes tik tai liūdėsi, sielos džiaugsmas. Čia kas, blėt, Šekspyras? Nu taip, Mamontovas. Žinot ką? O davai, atvarykit pas mane. Išgersim arbatos, surūkysim kokį kaseką. O, labai neblogai, aš girdžiu jūs visai karšta mergina. Mielai užeičiau. Alio, kur jūs dar čia? Čia, nu tai kaip? Puikiai, aš sutinku užeiti pas jūs į svečius. Nahui.
Kokia įdomi nuotaikų kaita. Tai kaip suprantu, nebereikia užeiti. Ar čia jūs konkretizuojate įvykį? Kurią valandą? Aš galiu tik tai kokią 12. Nakties? Na taip, tik tada aš baigsiu tvarkyti savo reikalus. Suprantat, reikalai. Tamsus tie jūsų reikaliukai. Tiesą sakant, kartais ir naktį tenka padirbėti. O jūs dirbat? Na, tai greičiau mano hobis. Nors už tai visai neblogai moka. Tik nesakykit, kad jūs koks Alfonsas, kurią moteris moka. Jūs turbūt šaunusis picos vežiotojas. O jūs kas tokia? O čia jau žinokit ne jūsų reikalas. Nors bendriau atspėkit. Jūs dirbate tolimųjų reisų vairuotoja ir esate stora bei smirdinti, ar ne? Jūs atspėjote. Dar mano papai nukarė iki žemės. Ir žiauriai spuoguotas veidas. Čia nuo to laiko, kai sirgau sifiliu. Bet už tai plaukai mano tobuli. Ypač ant kojų ir pažastyse. Jūs ir vėl pataikėte. O kaip atrodote jūs? Aš irgi neblogas urodas. Jūs labai aukštas. 1,5 m. Palaukit, to įsivaizduosiu. Tai jūs krepšininkas. Aha, stundo krepšelius Maksimai. O pimpelas? Irgi 1,5 m. O jūs pagirūnas. Nebent jūs esate? Žmogus pimpalas. Ne. Aš greičiau esu žmogus plyzė. Tai jūs esate visiškas pankas? Na, nepasakyčiau. Aš greičiau esu šiek tiek molis, šiek tiek trolis, biški pizdobalas, kartais hipsteris. Žodžiu, normalus statistinis svajonių jaunikis. Juk jūs svajojate ištekėti. Ne. Aš svajoju gyventi viena ir kad joks vyras nepistų man proto. Noriu, kad vyras būtų šalia, kai jo reikia. Ir pats susiprastų išnykti man iš akių, kai man jau jo nebereikia. Man patinka jūsų požiūris, manau, esame tiesiog sukurti vienas kitam. Bet žinot, man jau ranka nutirpo, aš jums perskambinsiu. Oi, nemanau. Šūdo jūs perskambinsit. Paprastai vyrai tik pisa protą. Čia trukinėja ryšys. Aha. Labas vakaras. Siurprizas. Štai kaip jūs atrodote. O jūs tikrai pas mane? Taip, jūs pati kvietėte. Gėlės. Rankšluostis. Užeikite. Nekreipkite dėmesio į bardaką, čia aš biškį tusinaus. Aš pamerksiu gėlės? O jūs užeikite. Gerai. Blet, koks jisai gražus. Jaučiu, mergų turi tą chują. Tai ko iš čia tada atėjo? Pasišaipyti iš manęs, pidarastas. Blet, gal trenkti jam su uzbonu per galvą? Ne, nu bet blet, jis per daug gražus, negaliu. Nu kaip tu tokiam galvą sudaužysi? Gražuoliui. O kuo čia taip kvepia? Kansarais. Sėskite, nestovėkite. Bet toks, sakyčiau, įtarus. Tuoj vybošinsiu jam. Bet prieš tai dar išgersim arbatos. Tik vat parūkyt neišeis. O tai ko čia taip? Nu, soriukas, prieš jums ateinant viską surūkiau. O tai nieko baisaus, aš žolės turiu. Blet, arbatos neužkaičiau. Ai, pohui, pripilsiu karšto vandens iš krano. Ir tik nepradėkit kuistis mano daiktuose. Žinoma, čia bairis, juk jūs nevagis koks. Nevagis koks, beje, koks būtų neblogai.
O na va jums ir koksas. Sako, kad tinkas, velka geriau, nei amfetaminas. Įsidėsiu ir aš. Nu, zajebys. Reikia paragauti. Va. Nebloga mintis būtų išbalinti koksų lubas. O jūs turbūt turtingas? Kaip čia pasakius, mano turtas yra mano pažintys. Jos yra svarbiausios šiais laikais. Nu ir ką jūs pažįstat? Pažįstu bunkę. Aš ją vadinu burundunkę. O Šalčiūtę pažįstat? Ta dura, jo. Pažįstu, jį dabar Lietričio redaktorė. O davai nebepiskit man proto ir pasakykite sąžiningai, kokį jūs norėtumėte. Aš norėčiau čia pat ant stalo jūs patvarkyti. Tai ko laukiate? Ašgi jums jau sakiau. Norint pamiršti senąją meilę, reikia įsimylėti ką nors kitą. Kitaip nieko nebus. Jo, šudina situacija. Net nežinau, ką čia dabar ir daryti. Gal man jūs pabandyti įsimylėti? Pabandykit. Blet, koks jis gražus. O šitas koks gražus. Blet, Janušas gražesnis. Fuck. Nu kaip, nepavyko? Nelabai. Ašgi sakiau, šitose reikalose nepaskubėsi, sukaskit dantis ir laukit. Eikite nahui, gerai? O, jaučiasi pozityvus temperamentas. Tokiais tempais mes labai greitai atsidursime lovoje. Bet jūsgi sakėt, kad dar anksti mums būtų pistis. Taip tikrai tiesa. Ir aš jau vėluoju. Tik likusi viena. Nedrįskite masturbuotis, tai tik dar labiau pablogins situaciją. Nu, blet, pasakėte. Tai ką, aš ir masturbuotis negalėsiu. Šūdas. Jaučiu, jis mane apipisinėja. Nu ir tegu. Nu ir kas tada? Nu, pamatysite, jau rytoj savo Janušą mylėsit mažiau, mane šiek tiek daugiau. Ir savaitės pabaigoje mes jau pasipisim. Norisi tikėti. Nes tas nesipisimas mane jau užpiso negyvai. Tik nepagalvokit, kad aš jūsų nenoriu, anaip tol. Aš tvardausi tik dėl jūsų gerovės. Blet, koks jūs geras. O gal man vis dėlto pačiai paskambinti Janušui ir pasakyti, eik tu nahui. O kodėl? O todėl, kad aš tavęs jau nebemyliu. O tada jis sakys, nu tai davai, nors atsisveikinimui pasipisam. O aš sakysiu, nu davai, kodėlgi ne? Įdomu, ką apie tai pasakytų mano naujasis pažįstamas. Jaučiu užpavydėtų. Jis paskambintų kaip visada, o aš? Klausau? O kas čia kalba? A, čia jūs nepažinau. Nieko, pisuosi. Su kuogi dar? Su savo buvusiu. Susprogti iš pavydo jaučiu. O tada paskambintų Janušas ir sakytų, nu tai davai, aš atvarau. O aš jam sakyčiau, soriukas, tu pavėlavai, aš pisuosi su kitu. Tavo žiniai, aš pisuosi su kitu. Klausau? Joana, čia Janušas. Blet. Alio, ar girdi mane? Tai aišku, kad girdžiu. Aš taip laukiu tavo skambučio. Tiksliau, gal ir nereikėjo to sakyti, bet labai džiaugiuosi, kad tu mane prisiminė ir paskambinai. Būčiau neprisiminęs, bet parūkiau, užsimaniau papizdėlint. O davai susitinkam. O davai geriau nesusitinkam. Aš dabar biškiau bitas. Tai nebūtina dabar iš karto lėkti. Galim susitarti rydienai. Pas tave? Arba pas mane? O gal geriau kur nors būtų kabakė susitikti mieste? Nu gerai, galim ir mieste. Nu, va, matai. Tik nežinau tiksliai, kada būsiu laisvas. Gal po 12. Nakties? Tu ką, irgi apsirūkęs? Tikrai. Šiandien parūkiau tikrai nemažai. Tai klausyk, labai puiku, susitarėm. O kur? Nu, nežinau, gal kur nors nuo šaly greitai taip bžem. O davai, kur nors centre, prospekte, davai prabangiai taip. Nu gerai, davai. Čiliakė.
12. Sorry, kad vėluoju. Šiandien aš kaip ant ratų. Nors tiesą sakant, užsimečiau porą dar markę suvalgiau, kad žinai normaliai būtų. Tai va. Tai biškė kilbasina. Nu, kaip tau sekas? Pasakok. Su kuo tausinės? Blet, koks jis gražus. Kaip jis mane veža. Klausyk, o davai važiuojam pas mane pasipisti. Ne, nu tu kaip visada prie bairio. O jeigu rimtai? Nu rimtai. Jeigu rimtai, tai aš susipažinau su tokiu vyriškiu, kuris būtų nieko prieš su manimi pasipisti. Tai va aš ir galvoju. Tai nėra čia ką galvoti, jeigu jis tau patinka, kogi ne, davai. Ir tu visai nepavydėtum? Aš kažko tai tavęs nesuprantu. Mes ką, vedę? Nu ne. Ko čia žiūrit? Bet juk galėtume, ar ne? Nežinau, ar nuo tavo bairių, ar nuo ratų, man tai bus pizdėts. Nu tai važiuojam pas mane. Tai mes jau seniai važiuojam. To įsibėgėsim, nors bendriau ne, biškė atsirado reikalų. Ko žiūri, žiūrkė? Bet Janušas pizdėts. Nu tai viską žinok, jau lėkiu. Nu gerai, o pro kur tu važiuosi? Kad aš dar nesugalvojau. Gal ir niekur nevažiuosiu. Tu suprask mane dabar, taip kilbasina. Taip kilbasina, kad aš nerandu savo vietos po saulę. Nu, žodžiu, kaip matau, aš žiauriai kažkur tai vėluoju ir jeigu čia ilgiau su tavim dar pastovėsiu, tai jau čia apsivemsiu. Tik neapsišyk. Auksiniai žodžiai. Ačiū. O, matau biškį, koksiuko dėjot. Normaliai. Tai kaip suprantu, šniosim šį vakarą. Vis dėlto išsiaiškinau, kad šūdas čia ne koksas. O tai gal pamaišyt su kom nors? Juk patigi tada sakėt, kad velka geriau nei amfetaminas. Baikit, geriausiai velka seksas. Beje, kaip ten ta jūsų širdgėla, nepykit, kad priminėjau. Kaip tai nebūtų keista, dabar aš galvoju tik apie santykius su jumis. Jūs akivaizdžiai apsiuoštėsi. Man atrodo, kad jūs nebenorite pistis. Anaiptol, su malonumu. Jūs tokia graži. O kad jūs žinotumėt, kaip gražiai aš čiulpiu. Gal sakau, jau nebetidėliokime ir pradėkime. Ne, neskubėkite. Aš tik prieš minutę prarėjau žydrą tabletę, reikia palaukti, kol suveiks. Jam nestovi. Palaukim. Blet, kokia huinė čia gaunasi. Tai reiškia, jis manęs nenori. Fuck! Reikia kažką daryti. O jeigu jūs atsisėstumėte greta manęs, gal greičiau suveiktų? Nu ką, gal pasilaižom? Klausau? Centriukas? Viešnamis. Jums turbūt atrodo, kad aš nimfomanė? Nu taip, jūs tipiška nimfomanė. O jūs tipiškas Mickey Mausas. Alio? Centriukas? Netrukdykit, gerai? Na, kaip jūsų Viagra? Dar nesuveikė? Alio? Centriukas? Taip. Kas kalba? Honorata. Pagaliau prisiskambinau. Klausykit, čia toks reikaliukas. Perduokit šefui, kad planuojame. O jūs pats ir perduokit. Šefas kaip tik šalia. Čia kažkokie durniai banditai visą dieną skaminė ir pisa protą. Jūs apsimeskit šefų ir pasakykit tiem debilom, kad jie yra debilai. Klausau. Šefe, atsirado dar vienas pirkėjas. Radžis. Sakė, atsiskaitys aukso dirbiniais. Susitinkam su juo pirmą prie turgaus. Rytoj? Ne, dabar už 5 minučių. Ką daryti, atšaukt? Viskas gerai, aš sutinku.
Joana, atleiskit, bet man jau metas bėgti. O kaipgi seksas? Nenusiminkit. Pasivysim rytoj. Короче, tu neįsivaizduoji, koks ablomas. Koks ablomas? Aš ant bairio jam pasiūliau apsimesti tų degradų šafu, tų bandytų, kur skaminėja man. Tai pasirodo pataikiau kaip pirštų išitną. Paaiškėjo, kad jis akurat jų šefas. Išlėkė kaip į gaisrą su stačiu bibiu. Nu, nes prieš tai užsimetė viagros, o toks kultūringas atrodė gaila. Aš tai nematau čia nieko baisaus. Na, pamandyk, banditas. Ir taigi ne šiaip koks pieška, o šefas. Ne, nu tai aš ir parinuos ne dėl to, kad jis banditas ar šefas. Man nuplaukė seksas. Tugi žinai, kaip retai geras pasitaiko. Svarbiausia, tu žiūrėk, kad nebūtų gėjus, nes tada tai tikrai būtų ablomas. Nešnekėk nesąmonių, gerai? Nors palauk. Aš sugalvojau, kaip mes jį patikrinsim. Davai, sakyk. Tu apsimesi transvestitu ir pabandysi jį pakabinti. Aš tau ką, panašiai transvestitą? Nu taip, jeigu pastelgti vaizduotę dar kokių papildomų priemonių, nu tipo kokį bananą įsikišti triusikus, niekam net klausimų nekiltų. Galėtum tiesiu taikymu į gėjų paradą. Neatsikalbinėk. O ką? O gal visai galėčiau, normaliai. Sakykit. Nu tai ką tu parinės tada? Jūs transvestitai. Kas yra? Jau apsisprendėt, ką pirksit? Bananų. Neturim bananų, imkit kalafiorus. Aišku, iš kur bus tų bananų, kai aplinkui vieni apsimetėliai. Jūs teršite garbingą transvestitų vardą. Paklausyk tiksliai, jeigu bus parašyta mums pizdės bus. Jums iškrypėliai seniai visiems pizdėts. Tai ir pizdinkit iš čia. Nemanau, kad žinok parėž. Nu, blogiausia atveju atpizdinsi paleis. Let jau man nervai nelaiko. Davai pizdinkit iš čia, piderastai. Ko čia reikia ant bachuriukų, tu sena kurva? Aš nesena. Sena! Klausau. Labas, gražuolė, pakviesk maniškę. Taviškis. Taip, Zuika? Taigi, blėt, pizdini namo tik tai. Gerai, tuoj. Klausyk, maniškis mane į teatrą pakvietė, o tu paieškok dar Facebook'e. Tiksliai. Facebook'e reikia įdėti tokį postą, kad palaikintų kuo daugiau žmonių. Pavyzdžiui, įdėsiu savo papų nuotrauką ir prašysiu New fuck, Newfoundland. Kadangi pas mane internetas pakankamai greitas, tai vienas laikas ateis maždaug per 5 minutės. Vienas laikas. Antras laikas. Klausau? Centriukas? Aha, Kas jūs tokia? honoratą. Perduokit mūsiškiams, kad šiandien jie turi nuvežti visus pinigus į agentūrą ir užsakyti reklaminę kampaniją būsimam narkotikų fabrikui. Gerai perduosiu, o nežinot, kur šefas? Kas čia per klausimai? Jūs ką iš mentūros? Ne, bet... Alio? Blet, kiek čia tų laikų buvo? Nu nieko, pašėrinsiu iš naujo. Vienas laikas. Nu kas dabar? Klausau. Centriukas? Taip, centriukas. Jūs gal kartais matėte šefą? Nu ne, mesgi su juo bendravom per jūs honoratą, o ką dingo? Ne, nieko, gal dar atsiras. Beje, turiu jums žinutę. Žinutė, sakot? Nu, sakykit kokią. Šitą... Tuoj prisiminsiu. Jūs gal mažiau rūkykit. Jūs neaiškinkit, gerai? Gerai, tai kokia blėt žinutė? Jūs turite nuvežti visus pinigus Nu, kur nuvežti? Blėt. į mentūrą ir užsakyt narkotikus. Nihuja себе. Blet, į agentūrą ir užsakyt reklamą. Alio. O, pagaliau, nu kur taip ilgai valkiais? Viskas, tavo šefas nusiplovė, nebus jokios orgijos pizdėts. Tu ką, negali jos laikyti? O ką man reikėjo daryti, ką? Pačiulpti jam gal ar ką? O ką, didelio čia daiktą pamanyk pačiulpti. Eik, tu durnė, tu visai nesupranti, kad aš jau kauju. Čiulpiai? Ką, aš durna, kad nepasinaudočiau progą? Šaunuolė. Žodžiu, mes su juo visai neblogai pasitusinom, viskas su juo tvarko, jis negėjus. Ne, nu čia puikiai žinia, o telefoną paėmei? Aišku, paėmiau. Einam? Kur? Pasuksim jam, susitarsim dėl sekso. Kad aš kaip ir pasipisus jau. Davai prisijungsiu prie jūsų kitą kartą. Kaip matote, aš viena, be draugės. Nieko baisaus, bus tų draugių ir dar ne viena.
gal man palyst po stalu ir jam pačiulpti? O davai aš palysiu po stalu. Tik nepradėkite dabar niekur lysti, gerai? Nu, žiūrėkė, tai kaip aš įvertinsiu, jeigu su nugara sėdi? Kas sėdi? Žmonės čia pas jūs sėdi. Jūs atsisėskit. O stovėt negalima? Nu čia dabar, kas jums čia autobusas, blėt? Pėsdinkit tik staigiai ten į galą ir sėskitės, kad man čia ant tako nestovėtumėt, blėt. Žiūri dar. Nu, reik pakelt. Nu, maža to, gal šeimininkė, gal sugalvojo alaus mums atnešti. Alio, Sakykit, koks pas jūs telefonas? minutėlę. Man atrodo čia iPhone'as 535. Nichuja себе. Čia ta čiuvirla? Ne, ne jinai, senis kažkoks. O kur čiuvirla? Ką žinau, nepaklausiau. Pasimečiau kažkaip. Jūs per daug užsiparinės. Einam parūkysim. Atsiprašau, gal galima prisidegti? Alio, balandėliai, ugnies galima? Jūsų paslaugoms. Eik tu nahui. Blet, jaučiu čia iš kalėjimo skambinėja. Alio, Labą dieną, gal galėtume jūs sutrukdyti minutėliai? a jūs ten kalėjime neturite ką veikti, ką? Pažaiskit ką nors. Rankdarbiais užsiimkit, pasimuškit galų gale, tarpusavį. Labai jau įtartinas ten senis. Labadiena, jūs už narkotikus atsakingas? Už ginklus. Aš atsakingas už ginklus. A ką jūs čia turit? Mums sakė atvežti pinigus ir paimti narkotikus. Jūs ką, hojėlį? Čiagi komisariatas. Atvažiavo, matai, gražuolį apsipirkti kaip į taborą. A kiek čia yra? Jaučiu koks 100 milijonų. Ką? O eikit jūs nahui. Nu gerai, tai mes einam. Alio? Jūs vienas gyvenat? Ne, mūsų čia daug. Aš Algirdas, Vytautas, Mindaugas, Kęstutis, Žygimantas, Nužudykim tą čiuvirlą, pačiu brutaliausiu būtų. O jūs tikras vyras, respektukas. O man atrodo, kad jūs tikras pridurkas. Čivirlą reikia nužudyti tyliai, įsliukinti naktį ir nugalabyti miegančią. O aš manau, ją reikia taip nugalabyti, kad kitoms čiuvirloms būtų pamoka. Ir kad žinotų, ką reiškia pizdėlint telefonu. Reikia tą čivirlą pagrobti, atsivežti čia ir išprievartauti po 2 kart kiekvienam. O po to nužudyti. O po to mes visi draugiškai galėtume ją suvalgyti. Mano viršūnė. Tai jūs dar pasiūlykite iš jos padaryti iškamšą. Gerai, gerai, nevalgysim. Vegetaras, mat. Karočią tai. Operaciją pradedam dabar. Mašiną vairuosit jūs, nes negerėt. Aš su jais eisiu į vidų. Varom. Labą vakarą, galiu trumpam užeiti. Jūs tikiuosi viena namie. Taip, o ką? Aš elektrikas. A, tai zaibės, sutvarkysite elektrą. Užeikite, kaip tik kištuko niekaip į rozetę neįkišu. Jūsgi žinot, kokie tie kištukai? Taip, pilnas portfelis kištukų. Girdit, Nu, va ir paškas. sakau, gal kištukas lievas, kišau, o jis nelenda, žiūrėkit. Aha, tai mes jį. Įkalsit? Nu jo, biškai įkalsim, biškai pagręšim. Duokit, palaikysiu. Jau sutvarkėt? Jo, va, pradėjau, kaip tik radau rozetėje, sulindusi šitą šaliką. Gerai, kad ištraukėt. Nu, kaip jau lenda kištukas? Nu, dar nebandžiau. Ne, nu bet kaip aš pažiūriu. Blet, kokia aš graži. O jums aš graži? Gražiai. Tai tada dar sietyną patvarkom, gerai? Nu, gerai. Kažko striginėja kartais. Ateikit ir padėkit man atnešti stalą.
Nu ką, ponas, stojat ant taburetės ir tvarkot. Sakau, labai laiku iš čia pas mane atsiradote. Nu ką, davai, lipam, nedelsiam. Nesudaužom liustros, gerai? Palaukit, aš jums padėsiu. Nu, koks jūs nerangus? O, Jėzau! O ta čiuvirla pasirodo su kiaušais. Nu, nieko baisaus. Tuoj susuksim jums kaseka. Mygom atsikausit. Блядь. O, blėt, jūs koks uostėt? O dar liko? O, jie huienai graži. O iš kur koksas? Iš Norfos, blėt. Karočią, mes dabar jos nežudom. Kol jį be sąmonės vežamės pas save ir prievartaujam, kaip sutarėm. Galim ilgai prievartauti. Nu gerai, bet gal sakau, susukim ją į popieriuką? Gal kas iš mūsiškių? Joana? Joana, kas čia darosi? O, Jėzus Marija, kaip mane užvežė. Blet, tu įsivaizduoji? Pasilenkiau kaseką susisukti ir pist. Mane pačią taip susuko, kada huėla. Nu, aš tau sakiau mažiau rūkyt. Pizdėts, man reikia palakstyt. Kur tu lėki, durnė? Tugi visiškai ubita. Zajabis. Alio. Radau skelbimą, kad jūs narkotikais prekiaujat. Mano draugė taip apsirūkė, pasakykit, ką daryt. Pasidarykite savo klizmą. Jūs sakot, padės? Eina šikt. Klizma. Labas vakaras, malonu jūs matyt. Negalėjote tai anksčiau? Kas yra? Kam tos gėlės? Kad jūs žinotumėt, kaip jaučiasi sekso paragavusi moteris. Ji nori pakartot, nejaugi nesuprantat. Norit sekso? Taip noriu. Ir paprašyčiau greičiau, kol ta dūra negrįžo. Taigi, Ana, apsirūkė ir išlėkė palakstyt. Nu gal čia dabar kur išlėkė, taigi aš gražesnė. Nu, blėt, viršūnė. O žinot, kokia pirma mintis man toptelėjo, kai jūs man pystelėt plaktuku per galvą? Aš pasigailėjau, kad kai ko gyvenime dar nespėjau padaryti. Manęs neišpisote. Juk jūs dėl to gailėtės? Ne, man tiesiog buvo gaila, kad nepamatysiu 6 iPhone. Oi. Juokauju. Aišku, kad dėl jūsų. Žiūrovai visą filmą laukia, kada mes pasipisim. Mes negalim nuvilti žiūrovų. Tai davai, pasipisam. Kas čia? Čia aš, Janušas. Ha, sakai? Klausyk, turiu laisvą minutę, gal nori pasipisti? Kad ne, aš jau radau su kuo pasipisti. Tai gal galėčiau prisijungti? Nemanau. Tai gal eik tu nahui tada. Su malonumu. Alio. Šefe, čia jūs? A kas kalba? Honorata. Kodėl jūs skambinat? Ašgi sakiau tik ekstra atveju. Tai kaip tik toks atvejis dabar ir yra. Negaliu pasakyti koks,
Atvažiuosit, pamatysit. Ką, filmo pabaiga? Taip, pizdėts.